Pokalbis su dienos svečiu. Rezu radio tyrėjate metos pokalbį su dienos svečiu. Šiandieną visiems klausytojams pristatysime, kai kam galbūt priminsime apie saviugdos mokyklą. Šiandieną pas mus laidoje svečiuojasi šios mokyklos įkūrėjas ir generalinis direktorius Donatas Brikas ir saviugdos mokyklos direktorė Jurgita Juknaitė Kozlova. Sveiki, su mūsų pašnekovais ir sveikinuosi. Labą dieną, Lina ir gerbiami RS2 radijos stoties klausytojai. Pirmiausia, gal pristatysiu. Vėlgi priminkime būtent apie šią pačią mokyklą, jos funkcijas. Kasgi ten veikiama, ko ten mokoma? Iš esmės, kaip ir kas jau mus žino, tai ir šiais metais mokysime to, ko mokėme anksčiau. Tai saviugdos mokykla tai yra skirta žmonėms, kurie nori iš gyvenimo daugiau negu vidutinybės, kurie nori tobulėti kasdien, augti patys asmeniškai, ieškoti įdomesnių sprendimų savo verslams, panašiai, ir tą darysim ir toliau. Kaip sako, mes patys viduje, tai mes gelbėjom pasaulį. Ir kiek jau sielų, pavadinkim, išgelbėjot, ar suskaičiuojat? Gal mes gelbėjom ne sielas, o tiesiog padedam žmonėms susikurti tokį efektyvesnį gyvenimą. Tai atvirai pasakius, ir neskaičiuojam, kiek jau pas mus yra žmonių apsilankėsi seminaruose, bet manau, kokį 4-5 tūkstančiai. Šiaip įdomu iš tikrųjų būtų paskaičiuoti. Ar yra, tarkim, kažkokių tai, padėkų, atsidėkojimų, žmonės džiaugiasi, vienokiu kitokiu atveju, tarkim, jūs pagelbėjote jiems ar kažkokiu sprendimu, ar šiaip tiesiog pagelbėjote pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę? Taip, žinoma, kad yra ir gaunam ir atsiliepimų, ir turime pas mus ir tinklapyje Panaršius, galima rasti, kur yra tikrai sėkmės istorijos, kur žmonės ir versluose daugiau uždirba ir susitvarkė santykius, įsprendė tam tikras problemas, tai tikrai mes tų sėkmės istorijų turim labai nemažai. Ir šiaip gaunam kasdien ir laiškų, ir elektroniniu paštu, ir turėjom praeitais metais, tiksliau šiais metais, praėjusią sezoną, įdomią labai patirtį, dalyvavom knygų mugėje Vilniuje. Tai sulaukiam svečių, tiesiog žmonių, kurie atėjo prie mūsų stendo pamatyti mus gyvai, nes sako, jūs esat mano draugai Facebook'e, aš gaunu jūsų naujienlaiškius ir esu gerbėjas ar ten gerbėja, ir buvo tokių žmonių, kurie tiesiog atėjo pasidžiaugti to, ką mes darom ir susipažinti su mumis gyvai. Ir manau, tokių ne vienas beje, ar ne, su kuriais dar galbūt ir neteko susipažinti, kurie galbūt norėtų, ar ne, tai padaryti. Taip, ir iš tikrųjų gaunam, kuo toliau, to daugiau mes gaunam įvairius to grįžtamojo ryšio, žmonės rašo, ir irgi iš tokių įdomesnių istorijų mes turim tokį kaip ir įkvepiančių minčių tokį modulį, kur kiekvieną dieną žmonės gauna ryte kažkokią tai sentenciją žymaus žmogaus. Ir tikrai turim vieną žmogų, kuris, jeigu sentencijai pasitaiko kažkokių neiškumų, jis būtinai parašo, kaip čia galėtumėt paaiškinti, arba buvo čia kažkada sistema sustojusi, ryte neįsiuntė, jis būtinai atsiuntė, kokie buvo vakar, pamečiau ir taip toliau. Tai seka žmonės. Ir grįžtant prie tų minčių, kuri man tikrai patiko būtent iš jūsų puslapio, beje, nukopijuota, ir galbūt ją galėsime vėliau pakomentuoti. Štai aš ją perskaitysiu. Kiekvieną rytą pamaitini savo skrandį pusryčiais ar lengvu užkandžiu, veido odą vandeniu, namiškius apdovanoji šypseną ir sveikinančiais žodžiais. O ar pamaitini savo smegenis? Kągi, pratęskim šią mintį. Tai čia labai tikriausiai spindi mūsų misiją, ką mes veikiam. Tai iš tiesų mes kažkaip esam pratę, kad praustis reikia kiekvieną rytą, kad namiškius ten apdovanoti, čia gal ne visi taip yra pratę, bet iš tiesų mes pratę, kad mes daugelį dalykų darom kiekvieną dieną. O su tobulėjimu tai yra kaip, tokia yra nuostata, kad mes jeigu vieną kartą patobulėjom, daugiau ir nereikia. Tai ką išmoko mokykloje ir ne, ar universitete, tarkim, ir to pakanka? Žinoma, kad ne. Ir žmogus, informacija nuolat keičiasi ir žmogus... Bet taip daugelis galvoja. Ir turi tobulėti. Ir ypatingai mes gaunam daug, tokių, sakykime, gal skeptiškų labiau žmonių, kad, pavyzdžiui, kam reikalingi motyvaciniai seminarai. Nes yra žmonių tikrai, kurie, pavyzdžiui, mūsų klientai, kurie maždaug kas mėnesį eina į motyvacinį seminarą. Ten kaip paims žinių, kaip ir naujų gauna kažkiek, aišku, bet jų, jeigu jie dažnai vaikšto, jie tikrai jau daugelį dalykų žino, bet jie gauna motyvacijos. Tai klausimas, kam jie eina, bet juos pasižiūrėjus tikrai rezultatai yra jų geresni negu kitų žmonių. Tai čia irgi ta citata tai yra spindi, kad žmogus, kaip ir praustis turi kiekvieną dieną, kaip mes kiekvieną dieną su savo namiškiais pasisveikinom, su kolegom. Taigi neužtenka vieną kartą ateiti pasisveikinai vieną kartą ir visam gyvenimui. Tai aš galvoju, kad ir su tobulėjimu tas pats neužtenka vieną kartą kažką sužinoti, ir informacija keičiasi, ir su motyvacija tas pats. Vieną kartą gavai kažkokios motyvacijos, jinai praeina, išėjęs į gatvę, tu gauni demotyvacijos. Ir
O mūsų tokia ir yra funkcija, kaip Lina klausėt, tai suteikti tos motyvacijos žmonėm, nes žmogus, kada yra motyvuotas, jis yra entuziastingas ir jisai pasiekia daug geresnių rezultatų. Ar Jurgita sutinkiu su manim? Taip, sutinku, iš tikrųjų, tai mes tą idėją, kad mokytis reikėtų kasdien ir kad kasdien tobulėti, nors po kažkokią dalelę, tai vat, turim ir tas įkvepiančias mintis. Ir šiaip, ką dabar labai dažnai praktikuojam, turbūt nuo praeitų metų mes tai pradėjom ir darom labai dažnai, praktiškai po kiekvieno seminaro. Žmonės dar gali ne tik, kad išėjo iš seminaro tiesiog tai, ką jie ten susikonspektavo ar ten gavo kažkokių žinių jas taikyti, bet mes dar turim labai daug visokių palaikymo programų, tai vieną seminarą būna tai 3 savaitės, kitame ten savaitę ar mėno, ar netgi 3 mėnesiai įvairiausių palaikymo programų, kai žmonės kasdien į savo elektroninį paštą dar gauna užduočių ir gali tobulėti ir toliau, ir po seminaro. Ir dar šiek tiek jo pakomentuosiu, įsiterpsiu. Daugelis galbūt vėlgi skirtingai, klaidingai galbūt galvoja, atėjo į seminarą, ar pradžioje pasiklaus, visą tai aš jau žinau, ar ne? Ir žmonės tarsi tikisi kažkokio stebuklingo burtažodžio, tarsi žodžio, kažko jie išgirstų, ko galbūt negirdėjo, bet visą tai, kaip jūs minėjote, netgi motyvuoja tie kasdieni dalykai, kasdienės žinios, ar ne? Tiesiog jos yra primirštos turbūt. Taip, ir atsiprašau, ir man atrodo, kad tarp žinių ir rezultatų yra tikrai didžiulė praraja. Nes iš esmės mes tikrai labai daug žinom per gyvenimą, bet daugelį dalykų mes vis tiek negalim padaryti. Tam reikia, tiesiog mums reikia keistis, turi būti vidiniai pokyčiai. Ir dar papildant Jurgita, kaip kalbėjo, kad galima mokytis po seminaro. Ir iš tiesų, ir mes patys taip vis nukrypstam ir įmonės stengiamės naudoti, nes, pavyzdžiui, pats mokymasis, kodėl vaikai yra laimingi? Nes jie kasdien mokosi ir kažko išmoksta kažko naujo. Ir jie neturi problemų, neturi depresijų, maži vaikai, ar ne? Ir, pavyzdžiui, suaugę žmonės galiu užduoti klausimų, jeigu RS2 radio stoties klausytojams. Kiekvieną dieną, jeigu vakarės paklaustume savęs, ko aš išmokau naujo šiandien. O, pavyzdžiui, ko naujo aš išmokau. Ir iš tikrųjų tai labai veža. Dabar įsivaizduoju, ką daugelis atsakytų, ką jūs kalbat, aš nespėju tų pačių dalykų atlikti, ar ne, padaryti. Bet nereikia kažko specialaus daryti. Pavyzdžiui, tame procese, ką mes darom, sakykime, kiekvieną dieną mes visada galim išmokti kažko naujo. Ir, pasimokyti iš kažkokios, galim kur nors padaryti kokią klaidą ir ko mes iš tos klaidos išmokom, ar ne, ką nors gerai padaryti išmokom. Ir tai iš tikrųjų sukelia entuziazmą ir tai yra tobulėjimas. Dėl to ir seminaruose irgi jūs, pavyzdžiui, aš esu pastebėjęs, pavyzdžiui, perskaitęs ne vieną knygą kelis kartus, arba, pavyzdžiui, buvęs tam pačiam seminarė. Ir kiti lektoriai, pavyzdžiui, organizuojam kelis kartus. Ir kiekvieną kartą vis pamatai visai kažko naujo. Ir dar kartais būna taip, kad žmonės, aš pastebėjau, labai dažnai klausia mūsų, tarkim, tie, kurie neateina. Ir pati turėjau neseniai tokį pokalbį su žmonėm ir sakiau, ką ten žmonės veikia seminaruose ir kokie ten žmonės ateina. Gaišta laiką, 2-4 valandas, o kartais visą dieną arba visą savaitgalį, ar ne? Tai sakė, kokie žmonės. Iš tikrųjų ateina gana sėkmingi žmonės ir tikrai tie, kurie jau daug žino. Bet kai su jais kalbėsi, kodėl jie ateina, tai dažniausiai jie išgirsta būtent tai, ko ir nori. Tarkim, ar ne, jeigu jie turi kažkokių klausimų, neatsakytų savo, tai tame seminare ir išgirsta. Ir dažniausiai kiekvienas skirtingai atranda tai, kas jam ten svarbu. Taip, nes, ir kaip sako, liaudės išmintis turbūt, kas ieško, tas randa iš tikrųjų. Nes, ir papildys irgi Jurgita, kad, pavyzdžiui, ko žmonės ateina į seminarus. Vieni žmonės ateina į seminarus tiesiog praleisti laiką. Jie ten ir praleidžia laiką. Kiti žmonės ateina pakritikuoti. Tai jie randa ką pakritikuoti. Kiti ateina, ieško kažkokio atsakymų ir jie randa atsakymų. Kaip sakyt, ko paprašysime, tai klausimų. Na ir čia kviečiu padaryti muzikinę pertraukėlę, mūsų netgi ne pokalbį, bet diskusiją jau pratęsime po keletos muzikinių kūrinių apie tai, kas laukia būtent šiais metais klausytojų, žiūrovų, apskritai atėjusiųjų, ką naujo sužinosite Saviugdos mokykloje. Pokalbis su dienos svečiu. Čia RS2 radio eteryje toliau tęsime dienos svečio laidą ir grįžtame prie mūsų šios dienos pokalbio, o mes tiesiog diskutuojame su mūsų svečiais apie sėkmę, gyvenimą ir žinoma pasakojame apie Saviugdos mokyklą, kurioje vyksta įvairūs įdomūs seminarai įvairiomis temomis ir skirti, o kam jie skirti, netrukus mes ir paklausime svečių. Tačiau dar prieš tai priminsiu, jog šiandien pas mūsų studijoje svečiuojasi Saviugdos mokyklos įkūrėjas ir generalinis direktorius Donatas Plikas ir Saviugdos mokyklos direktorė Jurgita Juknaitė Kozlova. Na ir dabar norėjau jūsų paklausti, sakykit, kam skirta, net ne seminarai, tiesiog mokytis pas jūs atvykti, kam yra skirta, kokiems žmonėms, kokiai kategorijai galbūt žmonių? Mes tai iš tikrųjų galvojam, kad mokytis turėtų kiekvienas.
Bet šiaip, kas, kaip Jurgita per pertraukėlę gerai minėjo, pas mus tikrųjų seminarus jau atvyksta, seminarus, kur eina jau tie žmonės yra tokie pozityvūs, jie yra ir taip jau yra kažkiek sėkmingi. Ir kas yra labai keista, kad žmonės, kurie, kaip gal negražiai pasakysiu, bamba dėjuoja ir jiem blogas gyvenimas, jie ir neina į seminarus, bet žmonės tokie jau linkę tobulėti, ieškoti kažko, tai jie mielai vaikšto ir į mūsų kolegų bendraminčių seminarus. Bet šiaip tai mes galvojam, kad tobulėti turėtų kiekvienas. Kol mes augam, mes tobulėjam, paskiau kada sustojam, tai mes pradedam degraduoti. Aš turiu tokią metaforą. Mes įsivaizduojam, pavyzdžiui, mūsų gyvenimas tai yra kaip ėjimas per eskalatorių, kuris važiuoja žemyn. Ir kada mes nustojam tobulėti, tai mes nustojam eiti per tą eskalatorių. Mums atrodo, kad mes stovim vietoje. Iš tikrųjų, eskalatorius važiuoja žemyn ir mes degraduojam. O tobulėdami mes sugebam aplenkti eskalatoriaus greitį, kuris važiuoja žemyn ir mes kažkiek tai kilame virš. Ir tai kiekvienas turbūt turėtume padaryti pirmiausia nuo savęs, ar ne? Taip. Na, o ką daryti su tais, sakykime, nepavadinkim jų tarsi beviltiškais, bet kaip minėjai, Donatai, tais bambekliais ar dar kažkim, kam pagalvojus labiausiai reikėtų to seminaro, kaip atitempti tą žmogų? Aš galvoju, kad tai yra, iš esmės, tai yra kiekvieno žmogus pasirinkimas ir mes kažkaip, aš taip pas, pavyzdžiui, kaip galvoju, kad mes dirbam ir viską darom dėl tų, kuriems reikia. Ir kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas, tai mes taigi informaciją atiduodam visiems žmonėms. Jūs galite ateiti į tokį seminarą, išsiugdysite. Taip sakant, informacija neužrakinta, ne? Taip, informacija, jinai yra visiems pasiekiama, galimybės iš tikrųjų visiems žmonėms yra pasaulyje vienodos. Ir čia ir natūralu, vieni žmonės renkasi vienus dalykus, kiti kitus ir jokių būdų nesakyčiau, yra tikrai laimingų, puikių žmonių, kurie visiškai nevaikšto į seminarus ir net ir nugyvena ten normalų gyvenimą, sėkmingą. Kaip dauguma lektorių sako, ar ne, kad kartais netgi žmonės, kai nieko nežino, dar būna laimingesni, nes jie nežino, ko nežino. Teisingai, Koks siaubas. Tai čia vienas iš tokių paradoksų. Kartais žmonės ateina į seminarą ir sužino, o aš visą gyvenimą to nežinojau. O Dieve, kad veltui laiko praėjo. Kiek laiko ir tada nuo to depresija, kad dabar nežinojau, pakeisiu, nieko nebegalim, vėlu. Ką tokiu atveju patartumėt? Jeigu būčiau atėjęs prieš 20 metų, pavyzdžiui, iš tikrųjų turėjau tokį atsiliepimą, kad jeigu būčiau į seminarę buvus prieš 20 metų, kiek būčiau pakeitusi. Buvo po vieną seminarą mano toks atsiliepimas. Tai ką aš, Valina, klausėt, ką patartumėt, tai ką aš jai ir patariau, tai moteriai, kuri buvo po seminaro, tai niekada nevėlu. Dabar jų praeities nebepakeisi, iš tikrųjų, ir kaip iš daugelio seminaro filosofijų, pavyzdžiui, dėl ko mes tampam tokie kartais susikausti, nelaimingi ir taip toliau, tai mes stengiamės pakeisti tai, kas yra neįmanoma pakeisti. Tai visada sakau, žiūrėti, ką gali padaryti šioje situacijoje. Ir daugelio seminaro filosofijos vis tiek susiveda į tai, kad ką galiu aš padaryti dabar, esant toje situacijoje ir eiti ir daryti. Dar noriu paminėti, kalbant apie žmonės, kurie ateina į seminarus, tai pasidžiaugti tuo, kad kuo toliau, tuo daugiau ateina porų. Ir mes iš tikrųjų tai skatinam, kad ateitų poras ir labai dažnai bilietas antram žmogui iš tos pačios šeimos kainuoja per pusę pigiau, kartais netgi iš vis ten labai nedaug, tiesiog simbolinė kaina. Ir kas dar yra labai smagu, kad irgi vis dažniau darom seminarus šeimoms. Ką tai reiškia šeimoms? Tai reiškia, kad žmonės ateina su vaikais ir jeigu vaikai yra jaunesni negu 12 metų amžiaus, jiems yra atskirai padaromi užsiėmimai, yra kviečiami animatoriai, kurie užsiema su vaikais, tuo tarpu tėvai ir vyresni vaikai, paaugliai gali mokytis. Ir tokių seminarų turim vis daugiau iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų tai dar kas labai faina, kad ir tai suartina ir šeimas, iš tikrųjų jie pradeda kalbėti bendrą kalbą ir tai galų galiai yra ir seminaras jūs ir tobulėti ir tai yra labai turiningas laisvalaikis, kur Jurgita minėjo šią vasarą irgi turėjome Vilniaus rajone seminarą, kur buvo su šeimom, su vaikais susiėmė animatoriai, tuo metu vyresni vaikai ir suaugę mokėsi ten greito skaitimo, visų greitų įsiminimų ir taip toliau. Ir vienas irgi iš tokių sėkmingų projektų šios vasaros, tai kad žmonės tikrai išmoko, turim ir sėkmės istoriją, kad žmogus vakare pasakė 100 žodžių ir jis ryte tos žodžius pakartojo iš kitos pusės. Tarp kitko ir aš pakartoju. Gerai, dabar čia dar šiek tiek įsiterpsiu. Ankstesnėse laidose mes esame ne kartą kalbėję, bet dar kartelį priminkim klausytojams, kodėl yra svarbu atvykti į seminarą poromis ar visiems šeimos nariams. Tai vadinantas jau ir paminėjo iš tikrųjų, kad atsiranda tada bendra kalba, ar ne? Nes jeigu tu esi vienas ir pareini ten su didžiausiu entuzijazmu pasakoji, kas ten įvyko, su kuo aš ten susipažinau, ką sužinojau ir panašiai. Ir antra pusė, tarkim, Sako, oi, nesąmonė, kur tu ten. Nelabai supranta, apie ką eina kalba, ar ne? Tai kai būna dviese, tai atsiranda dar bendrų interesų, atsiranda bendri pažįstami, kartais susidraugauja, netgi iš tikrųjų labai daug klientų, ypatingai būna seminarai
ne vienos dienos, o daugiau, ten savaitgalio ar netgi savaitės, tai yra kai kurie kursai. Tai žmonės susibendrauja ir jie iš tikrųjų ir paskui važiuoja į kitus seminarus, visi kartu susikooperuoja ir atvažiuoja. Ir mes džiaugiamės, kad tie klientai bendrauja, atsiranda tokių bendruomenė. Yra tokia į seminarus vaikščiančių žmonių bendruomenė. Bet jie iš tiesų tai ir į tą bendruomenę pasižiūrėjus, tai tikrai, man, pavyzdžiui, smagu žiūrėti, kad ta bendruomenė sėkmingi, laimingi, tokie žvalų žmonės. Aišku. Apie jūsų mokyklą. Ar veiklą savo vykdote tik Šiauliuose ir kitose miestuose? Galbūt visoje Lietuvoje? Taip, mes veiklą vykdom visoje Lietuvoje ir dėja, bet jau taip yra, kad seminarų daugiausiai vyksta sostinėje, Vilniuje. O šiauliečius labai norėčiau paraginti, kad mes tikrai mielai daug ir atvežtumėm ir žmonių žymių ir galų gale turim ir salę didžiulę areną Šiauliuose, taigi kur galime tikrai organizuoti geros kokybės seminarus, bet Šiauliuose iš tikrųjų šiauliečiai yra pakankamai pasyvus, sunkiai eina į seminarus. Tai todėl mes šiaip daugiausiai seminarų organizuojame Vilniuje. Žodžiu, jūs galimybę tikrai turite ir žmonių, įdomių žmonių atvežti lektorių į paskaitas, tačiau tai didžioji dauguma priklausytų ar ne nuo pačių žmonių? Taip. Nuo jų aktyvumo turbūt. Taip, nes pavyzdžiui, mano ir pati pradžia, kada įkūriau Saviugdos mokyklą, tai aš pats važinėdavau į seminarus į Vilnių, o paskui pagalvojau, ir dažnai važiuodavau ne vienas. Pasikviesdavau draugų, pažįstamų, dar šiaip, kadangi vaikščiodavau per įmonės, pardavinėdavau ten įvairius produktus, tai pasikviesdavau įmonių vadovų ir mes važiuodavom į Vilnių. O paskui pagalvojau, tai kam mums čia tiek reikia važiuoti į Vilnių, tai jeigu dar tiek pat žmonių galiu atsivežti geriau žmogų, kuris dėsto čia į Šiaulius. Tai nuo to viskas ir prasidėjo. Taip jūs tikiškai suprastė, kad dabar vis tiek daugiausiai, kadangi seminarai pasidarė didesnės masės surinkam, tai todėl seminarai dažniausiai būna Vilniuje. Gal ir prisiminkime tuos didesnius, galbūt seminarus, žymesnius, sulaukusius daugiau lankytojų dėmesio. Tai tikriausiai jau mūsų ir kaip antrą sezoną dirbant su tuo taip pat įdomiausias ir, sakykime, didžiausias tokį susidomėjimą sukėlęs, tai yra su Algirdu Karalium Kolibrio metodas, kurį dabar jau daras 10 kartą organizavom Lietuvoje. Tai yra anglų kalba per 7 dienas. Ir pradžiai ir patys su kitom tikėjom, bet iš tiesų žmonės gauna. Kaip tik norėjau to paties klausti, ar įmanoma išmokti per 7 dienas? Tai dabar jau mes ir mums jau keistai atrodo klausimas, ar įmanoma. Tai tikrai, ne tik, kad įmanoma, bet žmonės tai padaro. Ir tikrai išmokti. Bet, ta prasme, kalbant, puikiai kalbėti, ar ne? Angliškai kalbant. Aš irgi užduosiu tokį kritinį klausimą, žmonės kartais keliasi tokius lūkesčius ateidami į seminarą, kad po 7 dienų aš kalbėsiu visom temom, kokiam tik noriu, kalbėsiu be akcento, bet tada klausimas, ar mes lietuviškai mokam kalbėti visom temom? Ne. Ar mes kalbam be akcento? Tikrai ne. Aš pats žinau, kad turiu šiaulietišką akcentą ir kiekvienas žmogus turi savo kažkokį tai žmogus, žinoma, nekalba tobulai, bet aš manau, žmonės, kurie eina ir nori išmokti angliškai, tai jiem yra svarbu susikalbėti, tom norimam temom, susikalbėti taisyklingai, gražiai ir tai jie padaro. Ir turbūt daugelis galvoja, kad tai galės atlikti visiškai be paties pastangų, ar ne? Kažkokia tai burtų lazdelė. Pamos Algirdas Karalius, ar ne? Ir žmogus jau kalba angliškai. Yra. Burtų mes nedarom, mes ne burtininkai. Bet iš tikrųjų tai labai dažnai akcentuojam, kad žmonės skambina, kai klausia, kad tai nebus stebuklo, kad jums reikės labai daug patiems mokytis ir daryti įvairiausias užduotis ir kalbėti būtent seminaro metu, nes jeigu nekalbėsi, iš tikrųjų tai negalėsi to padaryti, negalėsi išmokti. Ir po kiekvieno seminaro iš tikrųjų žmonės, jeigu ateina ir tikisi, kad seminaras pakeis jūsų gyvenimą, tai nepakeis seminaras, nei vienas seminaras nepakeičia gyvenimą. Jūs tik gauna žinių, kaip, sakykime, yra seminarai, kuriuose teikiam tik žinias, yra kur gauna žmonės motivaciją, yra seminarai, kurie žmonės gauna įgūdžius ir paskiau jau daugiau čia ne seminarai, o palaikomasios programos, kuriuose žmonės gauna transformaciją. Tai, pavyzdžiui, su tai žmonėm jie pasiekia didžiausių rezultatų, yra kartu dirbama, ten 90 dienų ar 30 dienų, tai jau ten žmonės iš tiesų turi rezultatų, nes jos yra, visada šalia turi trenerį, kokie ir kitokie tenai yra. Ir kaip sakant, nukreipiama teisinga linkme, ne? Jo, bet iš esmės žmogus vis tiek viską daro pats, nes kaip, sakykime, vien žinias, aš jau pasikartosiu, bet žinios iš tikrųjų mes tikrai daug labai ką galim žinoti, turėti žinias, bet tai tikrai gyvenime tarp žinių ir rezultatų yra didžiulė praraja. Aišku. Čia vėlgi padėkosiu mūsų pašnekovams už pokalbį, kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir jau kalbėsime apie tolimesnius Saviugdos mokyklos seminarus. Pokalbis su dienos svečiu.
Radio eteryje toliau tęsėme pokalbį su dienos svečiais. Primenu, šiandieną pas mus svečiuojasi Saviugdos mokyklos įkūrėjas ir generalinis direktorius Donatas Brigas ir šios mokyklos direktorė Jurgita Juknaitė Kozlova. Kalbame apskritai apie šią mokyklą, kam ji skirta, kas gali tenai mokytis, dalyvauti seminaruose. Ir dabar paprašysiu, pakalbėkime apie šių metų numatomus artimesnius, tolimesnius projektus, seminarus, kokius lektorius galbūt galėsime išgirsti. Prašom. Dabar dar kažkaip, kaip Lina minėjai, mūsų mokyklą pristatinėjai, aš pagalvojau, kad dažnai galvoju, kad Saviugdos mokykla, tai jeigu yra mokykla, tai ją nuo rudens pradedi ir turėjai iki pavasario ir laukęs atostogų. Tai gal dar ką noriu pasakyti klausytojams, tai mes tiesiog tai yra mūsų brandinis pavadinimas, įmonės mokykla, bet iš tiesų tai yra, kaip žmonės eina į tą mokyklą, tarkime, taip jie tiesiog eina į seminarai. Ir seminarai vyksta ištisus metus, ar ne? Jo, ištisus metus, bet tai seminarai būna tęstiniai, kurie vyksta ten ilgai, būna seminarai, kurie tiesiog ateina vieną dieną, tai informaciniai, kur anksčiau minėjau, būna kuris 2 dienas, savaitę ir panašiai. Tai ten nereikia prisirišti kažkokią kaip mokyklą eiti ten. Kaip arba, pavyzdžiui, sporto klubą po naujų metų ir visus metus nusipirkus abonentą. Ir griežtai namų darbų neužduodate? Būna. Ne, Būna ir namų darbų. Būna namų darbų, bet tai nėra griežtai, iš tikrųjų, bet tikrina gyvenimas. Iš tiesų, kartai žmonės klausia ir kas įvertinti rezultatus, tai dažniausiai, jeigu jisai gavo kažką padaryti, tai tiesiog jisai gauna gyvenime kažkokią tai naudą iš to, tai ir patikrina. O ką mes, Lina, klausėt, ką mes dabar esame. Ir jo labiau dar čia įsiterpsiu, priminkime, kad tai yra skirta būtent suaugusiems žmonėms, ar ne? Tai nuo kiekvieno mūsų priklauso, kaip tie namų darbai bus atliekami, ar ne? Taip, daugiausiai pas mus tobulėja suaugę, bet ten turim seminarų. Jurgita veda į vasaras stovyklas vaikam, tai ten ir man pačiam labiau asmeniškai tai suaugę, su suaugusiais labiau, Jurgita mėgsta ir apie vaikus, vis kuo toliau to daugiau domisi seminarų vaikam, mažesniem, ten paaugliam. Aišku, na, o dabar galbūt sukonkretinkime, kokie artimiausi laukia seminarai. Tai kadangi pernais metais labai nemažai žmonių, aš turėjau tokį savo seminarą, kaip pasiekti tikslų, kada nesiseka, tai yra kaip įveikti sunkumus, ten daugiau toks informacinis ir motyvacinis seminaras. Šiais metais jau parodėm, iš tikrųjų tinklapį galima rasti, aš pats tai čia mano kelių metų turbūt sudėta patirtis ir tai, ką aš ir pats ant savęs išbandžiau ir ką sužinojau iš kitų įvairiausių mokytojų. Tai atsirado naujas mano autorinis seminaras Simple metodas, kuris jau būtent ir bus tas įgūdžių formavimo seminaras. Tai yra, žmonės gaus ir žinių, ir jie gaus motyvacijos, ir gaus įsiugdyti įpročių. Tai bus 2 dienų seminaras ir ne 1 dienos seminaras su 30 dienų palaikymo programa ir dar po to dar vienas sutikimas. Vieną dieną, tai žmonės, kurie jau pasirinks, kad nori daugiau pasiekti. Tai bus seminaras apie kaip pasiekti tikslus, metodiką, kaip iš tikrųjų pasiekti visų savo tikslų, apie kuriuos jūs įsikeliat, iš tikrųjų iš pradžių atskirti, ar tai yra tikrai jūsų tikslai ir paskiau kaip praeiti visą tą kelią, kad tikrai pasiektume tų tikslų. Tai būtent jį padariau dėl to, kad tikrai labiausiai žmonės domisi apie tikslus, o tokia motyvacija yra vienas iš, man ir pačiam buvo keista, kad vienas iš įdomiausių temų tai yra, kad žmonės turi pasirodo gyvenime tikslų ir jie nori jos pasiekti. Nors kada mes lygiai grečiai pardavinėjom seminarą apie konfliktus, atrodo, kad žmonės daug konfliktuoja. Žmonėms konfliktus nėra taip svarbu išspręsti, kaip pasiekti savo tikslų. Tai atrodo, tikslus turi, bet nežinau, kaip tai padaryti, ar ne? Taip. Tai paskiau dar ką planuojam, tai pernai metais labai turėjom sėkmingą projektą su Algirdu Karaliu Greiti pinigai. Dėja, jisai vyksta Vilniuje, nes ten yra didelis seminaras, tai šiais metais irgi taip pat kartosim, kur tame seminare mes patys labai daug išmokom ir iš tiesų ir sukūrėm ir naują produktą, kuris greitai pasirodys, tai infoverslas iki rakto. Ir viena iš tų greitų pinigų, tokį įdomiausią mums patiems temų pasirodė, tai yra infoverslas. Tai yra kaip uždirbti iš informacijos turėjimo, tai yra kaip parduoti informaciją. Ir kas įdomiausia, tai yra, nėra ten labai sudėtinga, visi žmonės turi informaciją ir ją galima supakuoti, sudėlioti, pardavinėti į tiem ir iš to uždirbti pinigų. Na, aš čia dabar taip pagalvojau, pašmaikštausiu, įsiterpsiu mūsų RS2 klausytojams, iš mūsų pirkti informacijos nereikia, jums tai reikia įsijungti RS2 radio stotį ir štai kokių įdomių pokalbių, kaip šiandien jūs galite išgirsti. Taip, yra nemokama informacija, yra mokama informacija. Jo, bet jeigu kalbam apie nemokamą, tai mes irgi ko toliau, kadangi mes čia taip pradžioj pajuokavom, bet iš esmės tai tikrai taip galvojam, kad mūsų misija yra gelbėti pasaulį ir norim, kad kuo daugiau žmonių galėtų tobulėti nuolat, mokytis, tai mes sugalvojam tokią naują rubriką, kuri tai yra web seminarai, kitaip tariant, seminarai, kurie vyksta internetu tiesiogiai
Ir mes dažnai keletą kartų per mėnesį, antradieniais juos organizuojam ir pavadiname tą rubriką Prie kavos, kadangi tai yra rytiniai seminarai, jie vyksta iš ryto 10 val. Rytais, nes yra tikrai daug žmonių, kurie dirba prie kompiuterių šiais laikais ir bedirbdami dar vietoj radio, tarkim, ar ne, ar vietoj muzikos, arba tiesiog galėtų įsijungti ir pasiklausyti mūsų kalbėjimo apie kažkokią nors temą. Ne? Mes įvairiausią temą ten analizuojam ir būtent vedam kartu su Donatu dviese, tai yra toks naujas interaktyvus formatas, tai yra viena iš naujovių ir šį sezoną tikrai žadam netgi pasikviesti ir svečių, kad ne visą laiką patys kalbėti, bet būtent kviesti žmonės, lektorius ir kalbėti įvairiausiam temom, kurios žmonės domina. Ir dar tuose webinaruose mes tikrai įtraukiam labai žmonės, kad jie galėtų paklausti, jie rašo klausimus. Ir taip iš tikrųjų ir patiems labai tokia įdomi pasirodė ta tokia forma, kad mes ir pavadinom Prie kavos. Iš tiesų mes atsisėdam, geriam kavą ir įsijungiam kompą, kur mūsų pokalbį Prie kavos mes transliuojam per internetą į pasaulį. Ir tikrai vis kuo toliau, to daugiau žmonių prisijungia. Tai webinarai yra nemokami, gali kiekvienas laisvai prisijungti, tai mes ir toliau tą dalyką organizuosim. Kaip apie juos galima sužinoti išsamesnę informaciją? Visada viską galite rasti Saviugdos mokykla LT tinklapyje, visada ten paskelbėm. Kas susisako naujienlaiškį gauna. Visi gauna informaciją apie tai. Na, aišku, tada į tą seminarą yra registracija, bet užsiregistravus vieną kartą, visada, kada mes paskelbėm naują, to ciklo webinaro naują temą, visi gauna pačią informaciją ir nereikia kas savaitę registruotis. Ir dar tokių iš įdomesnių, ką šiais metais planuojam, tai mes kažkada jau gal ir esam pas jūs stotį kalbėjom, mes bendravom su Kiyosaki Invisible 99 kompanija, esame įkūrę dar asociaciją, tai šiais metais esame ambicingai nusiteikę atgaivinti pinigų srauto žaidimą. Tai irgi kiekvieną savaitę, kas antrą savaitę organizuosim Šiauliuose pinigų srauto 101 žaidimus. Tikimės, kad žmonės vėl, nes kažkada buvo didelis susidomėjimas labai, paskiau kažkaip. Tai čia kažkas panašaus, žmonės galės tobulėti žaidimų formą. Jo, žaidimo formą galės tobulėti ir ten iš tikrųjų tas tobulėjimas yra ganėtinai įvairioms sritim, tai yra tiek finansinis tobulėjimas, tiek pačios asmenybės tobulėjimas, pasitikėjimo kelimas, ten komandiniai įvairūs sprendimai galima skleisti su žaidimu, to vadinamo žaidimo coachingo formą. Tai va šiais metais irgi turim tokį tikslą vėl atgaivinti ir sujudinti tą žaidimų klubus, jie ir pakankamai yra nebrangus ir tiesiog irgi kuriama yra ta bendruomenė, kurie žmonės susiranda bendraminčių ir vėlgi yra turiningai praleidžiamas laisvalaikis, ten gali ir, o ten būtent irgi gali ir vaikai ateiti, nes esam turėję žaidėjų, man atrodo. Taip, nuo 12 metų tikrai drąsiai gali žaisti tą žaidimą. Ir šiandien tokia tikrai labai puikia atmosfera yra, visi žmonės atsipalaiduoja ir kas faina, kad jie atsipalaidavę ir mokosi. Aišku. Ar dar kažką turite pridurti apie žymesnius, įdomesnius šių metų numatomus įvykius? Dar iš tikrųjų iš tokių mano seminaro pasisekus yra mes, kadangi prieš 2 metus pradėjome aktyviai dėstyti tą apribojimų teoriją ir apribojimų teorija ir čia Jurgita yra sertifikuota trenerė ir aš, tai mes ją pritaikėm ne tiek apie apribojimų teoriją žmonės žinojo jau, kaip jinai yra taikoma gamyboje ten ir verslo valdyme ir mums taip jau susiklostė, kad mes pritaikėm žmonių santykiam. Tai va, yra seminaras bendravimas ir bendradarbiavimas, kurį mes kažkaip pernai nelabai daug reklamavom, Šiauliuose vyko vieną kartą, bet tikrai toks pačiam labai patiko geras seminaras ir, ką pastebėjau, labai jas perka įmonės. Kada ne šiaip atvirai, bet įmonėse tas seminaras reikalingas. Tai šiais metais irgi esam nutarę vis kas tenkas gal kas 2 mėnesius vieną kartą kiekviename mieste suorganizuoti. Tai va, pirmasis Šiauliuose vyks jau šį penktadienį. Tai toks. Aišku. Vėlgi išsamesnė informacija apie laiką, datą, užsiregistruoti ar ne, kur būtina būtų, vėlgi ras jūsų internetinėme puslapyje. Kągi laikas, kaip matau, jau mus spaudžia. Metas baigti mūsų diskusiją, na ir pabaigai tradicinis klausimas, palinkėjimas. Taip pat sunkiausia tema, Lina, visada yra per jūsų laidą, kad reikia palinkėti ir visada kažką naujo. Tai šį kartą aš norėčiau palinkėti, kad tobulėkite ir dar kartą tobulėkite ir viskas bus gerai. Žinot, perskaitė mano mintis, aš galvoju kažkaip, turbūt dažniausiai galbūt mes kažko naujo labai ir nepalinkim, nes kalbam dažniausiai apie tobulėjimą, tai ir nors žmonėms sakyti, kad tobulėkit ar ne, pastoviai domėkitės kažkuo naujais dalykais ir tikrai jausitės geriau ir bus gyventi smagiau. Nesutikit, gyvenimas juk žaidimas, o kada žaidžiam visą laiką sužinom kažko naujo.
Ir turbūt visi pastebėsime, aplink mūsų pradės keistis aplinka turbūt į gerąją pusę, ar ne? Į kurią pusę neaišku, bet keisis. Ko gero, mūsų požiūris pasikeis, ar ne? Ir jūsų požiūris pasikeis, klausytojams turiu omeny. Tai nuo to, kai keičiasi požiūris, tai mums patiems visada lengviau ir geriau. Na, tai noriu padėkoti ir Linai, kad mus pasikvietėt vėl radio stotį ir visiems radio stoties RS2 klausytojams, kad praleido čia su mus 1 valandą. Tai čia linksma gaida, gal ir baigsim. Na, už savo ruoštų padėkosiu mūsų pašnekovams, kad atvyko pas mūsų laidą. Dar kartelį priminsiu, šiandieną laidoje mes kalbėjome su Saviugdos mokyklos įkūrėju ir generaliniu direktoriumi Donatu Briku ir Saviugdos mokyklos direktorė Jurgita Juknaitė Kozlova. Ačiū Jums, viso ko geriausio, gerų įdomių seminarų ir, manau, iki susitikimo juose. Iki.